Labas rytas. Šiandien susitinkam VESK mokykloje Vilniuje. Turime visą ciklą kalėdinių renginių ir mokiniai ruošiasi su mokytojais. Vieni kepa pyragus, keksus, visą tai, ką bus galima įsigyti, suvalgyti. O mes su kelių grupių mokiniais sugalvojom tokį projektą, kodiniu pavadinimu Apvalaus stalo klubas. O iš tikrųjų darysim ko gero didžiausią Lietuvoje, jeigu taip galima pasakyti, patiekalą. Naudosime su mūsų partneriu Veritasana akmenį, kuris šiandien taps didžiausia lėkšte Lietuvoje. Tai šiandieną turim labai puikią iniciatyvą. Mūsų mokytoja Valdo Žaliuko, kurią sutiko paremti ir partneriai Veritasanas, kur su mokiniais nutarėm padaryti tokį kaip ir rekordą, kuris būtų didžiausias valgomas paveikslas. O tokios iniciatyvos jos yra labai smagios, telkiančios, teikiančios tam tikrą žinomumą ir labai džiaugiamės, kad jas galim turėti pas save mokykloje.